Nacionalinio gaminio rinkimams pristatytus produktus vertina komisija, kurios narius dabar ir pristatysiu. Tai reklamos specialistas Tomas Ramanauskas, reklamos agentūros LAV bendrakūrėjas. Mokslų daktarė Zita Biržinė, bendrovės BHJ Baltic direktorė. Žurnalistas Rimvydas Valatka, portalo elrytas.lt, vyriausiasis redaktorius. Jaunius Pusvaškis, Baltic Management Institute, Baltijos vadybos instituto generalinis direktorius. Labas vakaras. Ir televizijos laidų vedėja Livija Gradauskienė. Labą vakarą. Šiandien nacionalinio gaminio konkursui bus pristatytas bendrovėje Lukšių pieninė pagamintas zanavykų keptas varškės sūris. Apie savo gaminį papasakos Lukšių pieninės gamybos vadovė Jolanta Stapulionienė. Labas vakaras. UAB Lukšių pieninė šiandien jums pristato keptą varškės zanavykų sūrį. Jisai buvo sukurtas 1999 metais. Norint išsiskirti iš balto varškės sūrio tradicinio, kurį gamina visos Lietuvoje pienės moka gaminti, mūsų specialistai ieškojo būdų ir atrado pirmieji Lietuvoje pritaikė keptų sūrių technologiją šiam sūriui. Sūris gaminamas įprastų būdų iš karvės, lietuviško karvės pieno. Parengti buvo prieskoniai. Jie įtrinami ir laikomi, kad sūris įsigertų, įsikvėptų iš to aromato ir tada yra iškepami, laikantis tam tikrų technologinių režimų. Sūrio pardavimai kiekvienais metais augo, tai reiškia, kad mes atrandame savo pirkėją. Mano tai vienas yra toks galbūt paprastas klausimas. Prieskoniuose jūs aprašyme rašo, kad jūs naudojate aštriuosius raudonosius pipirus, imbierą, ir kitus prieskonius. Man tai įstrigo tai, kad jūsų peržiūrėjau internetinį puslapį, tai labai gerai paruoštas, ten parašyta, kad technologija ir pats produktas yra atspindi regioną. Ir man įstrigo, kodėl jūs parinkot būtent tokius nebūdingus Lietuvai prieskonius? Kurdami sūrius ieškojome variantų. Ir vis dėlto šitie parinkti prieskoniai, jie lėmė populiarumą. Jie labiausiai tiko prie varškės gaminio, suteikdami pikantiškumo. Sūris baisiai įdomus ir labai skanus. Iškart pirmą kartą gyvenime paragavau. Bet kur jo reklama? Kodėl aš apie jį gyvenime nesu girdėjęs, nors aš mielai gal nusipirkčiau jį. Aš papildydama šitą klausimą iškart pasakysiu. Jūs taip gražiai pasakėt, mes esam pirmieji ir vieninteliai, taigi nieko daugiau negalima sugalvot. Aš irgi pirmą kartą paragavau, jūs niekur nesireklamuojat, negi jūs manot, kad kuklumas tikrai sūrių gamintojus puošia. Siekiant kuo daugiau supažindinti vartotojų, mes pradėjome vykdyti prekybos centruose akcijas. Kaininės akcijos vykdomos, tai yra daroma, stengiamasi. Bet jūs reklamuojat žmonėm, kurie anot vieno rusiško filmo, kaip ten sakė herojus, dykai valgo net ir skrandininkai ir vėžininkai. Jūs reklamuojat tiem žmonėm, kurie nepirks to sūrio. Jūs reklamuokit tiem, kurie pirks. Galiu pasiginčyti, degustacijų metu paragautą sūrį iš tikrųjų jį nupirks. Ir tai rodo, kad tas žmogelis gali sau leisti padegustuoti ir gali savo švenčių progą nusipirkti tą sūrį. Apie švenčių progą iš tiesų, aš beje, skirtingai nuo kolegų, esu labai seniai, turbūt nuo pat jūsų tų gamybos metų pradžios gamybos atradu šitą sūrį ir jis yra nuostabaus skonio ir aš dar jį tobulinu taip, kad aš jį visą kepu. Tiesiog orkaitėje yra iš viso kolegos tobula, žinokit, yra nepaprastai puikus patiekalas. Visą nepjaustytą dar iškepti ir tada yra, žodžiu, kažkas nepaprasta. Aš atsiprašau, gal galima pasakysiu, klausimą tą. Bet kodėl jis taip žiauriai pabrango ir yra dabar neįtikėtinai brangus nuo to laiko, kai aš jį pradėjau pirkti? Nes jis, berods vos ne 10 litų už kilogramą išaugo kaina, kiek aš pamenu. Tikrai labai... O kas Lietuvoje nebrangsta? Ja. Taip, panionė. Labai sveikintina, kad ne tik Lietuvoje prekiaujat, bet dar vykdot plėtrą ir į NVS, ir į Vakarų Europą. Norėčiau pasiklausti, o kaip jūs įvertinat tą rinkos potencialą, sakykime, centrinėje arba Vakarų Europoje, nes, sakykime, tradicijos truputį skiriasi. Matote, šitas produktas, jisai važiuoja
Airija, Anglija pagrindė, kur yra išvykę lietuviai, kurie jau žino tą skonį ir perka. Bet stengiamės pratinti pirkėjus ir užsienyje, parinkdami šitam sūriui, palikę sūrį tą patį, tik parinkdami pakuotės, kiekvienai šaliai būdingas. O pavadinimas tas pats? Pavadinimas tas pats. Tik tai įpakavimo dizainas viskas turi pagal šalies tiesiog, pagal regioną, koks reikalingas. Aš norėjau dar pasakyti, kad panašus sūriai yra gan dažnai yra sutinkami, pavyzdžiui, Lenkijoje ir Čekijoje. Ar jūs nebandėte įeiti savo truputį šiek tiek kitokių sūrių į šias rinkas? Šiuo metu bandoma, marketingas tuo klausimu dirba ir aš manau, po metų galėsim pasakyti, kad mes jau esame ir Čekijoje, ir Lenkijoje. Jūs minėjot, kad šiuo metu jūs neturit konkurentų. Kas jūsų nuomonė stabdo jūsų konkurentus įeiti į rinką su tokiu pačiu produktu, nes lietuviai turi išskirtinę savybę mokėti labai gerai kopijuoti? Vėlgi, uždavė klausimą, kodėl tas sūris brangus. Tai gal ir visas yra atsakymas. Nėra taip paprasta pagaminti šitą sūrį. Tie technologiniai režimai yra iš tikrųjų sudėtingi. Ir tik tai nuo 99 metų, jau 10-11 metai, kaip mes dirbame, mums pavyksta pagaminti stabilų produktą. Tai tikiuosi, komisijos nariai paragavo, ne tik išklausė, bet ir paragavo sūrio ir susidarė savo nuomonę ir tuoj įvertins šitą gaminį balais, o kol komisijos nariai apsispręs, kiek balų skirti šiam pristatytam gaminiui, aš priminsiu balsavimo taisyklės. Balsuojama 2 kategorijose, produktas vertinamas pagal jo ekonominę vertę, taip pat ir pagal savo išskirtinumą. Tai prašau dabar pasakyti savo balus. Pone Livija, pradėsime nuo jūsų. Taip, ekonominis vertinimas, tai manau, kad tikrai 20 balų 100%, nes labai skanus sūris, jau seniai žinau ir valgau ir labai mėgstam. O išskirtinumas, na, jis iš tikrųjų yra unikalus, nes tokio daugiau kaip ir nėra, bet kaip girdėjom kolegos, apie jį negirdėję. Tai dėl to turėčiau pamažinti šiek tiek tą balą ir labai siūlau tikrai skleisti tą gerą žinią apie tokį puikų produktą. Tai žodžiu 15 kol kas. Ačiū, ponia Jauniau. Ekonominis potencialas tikrai labai didelis. Tai skiriu 19. Na ir produktų išskirtinumas, jeigu neturite konkurentų, tai tik tai palinkėčiau kuo ilgiau būti vieniems šitoje nišoje. 19. Net kainą mažina, jeigu būna konkurentų. Pone Rimvydai, kaip vertinat jūs? Kadangi ponia Jolanta prieš laidą sakė, kad manęs bijo, man labai patinka, kai manęs bijo. Bet kita vertus man labiau patiktų, kad portale lrytas.lt būtų buvus šito sūrio reklama. Tai tada jo ekonominė vertė būtų išaugusi man, bent jau mano akyse. Ekonominė vertė 17, na, o dėl išskirtinumo reikia būti objektyviam. Kadangi kito tokio sūrio nėra, tai įvertinimas gali būti tik 20. Ačiū. Pone Zita, kaip vertinate jūs? Aš ekonominę vertę galbūt vertinu šiek tiek yra mažiau, aš vertinu 15, todėl kad norisi, kad tos produktų augimas būtų didesnis ir tiek per tinklus, tiek ir į užsienio rinkas ir tada tikrai prisidės pridėtinė vertė didesnė. Išskirtinumą aš vertinu aukščiau, tai yra vertinu 17 balų. Ačiū, ponė. Ekonominė vertė 15, o dėl produkto išskirtinumo be abejo, produktas yra absoliučiai išskirtinis ir jis vertas 20 balų, bet aš esu kaip reklamos specialistas priverstas pamažinti, nes mes kasdieną susidurėme su užsakovais, kuriems turime sukurti reklamą ir jie neturi jokių išskirtinumų nuo savo konkurentų. Jūs turite stebuklingai išskirtinį dalyką ir tai yra nuodėmė to neišnaudoti. Tai, kad pardavimai dabar auga puikiai, tai nereiškia, kad jie negali augti dvigubai puikiai ir naudokitės to, kol galite. Tai 15. Susumavus komisijos balus, zanavykų sūris pagal ekonominę vertę įvertintas 86 balais, taip pat įvertintas ir pagal produkto išskirtinumą 86 balais. Taip pat noriu priminti, kad už kiekvieną nacionalinio gaminio rinkimuose pristatytą gaminį ar produktą taip pat gali balsuoti televizijos žiūrovai. Ta padaryti jie gali interneto portale lrytas.lt. Šitame pačiame portale taip pat savo gaminius gali konkursui užregistruoti ir bet kuri Lietuvos įmonė.